Sveiki, gyvi. Apa. Turim štai garažiuką. Jis sunuomoja. Toks garažas. Bam, bam, bam. Sienos nušvystos. Ką reikės nusigruntuoti, nusišveisti, nusidažyti. Turim rūsį. Rūsis toksai biški, šioks toks, apsitarkyt biški. Ir ką? Galės čia jau pradėti darbuotis. Tai ką, pavadinkite, atspėt komentaruose, ką man tas garažas reikalingas. Kokiu tikslu? Aš jį čia įsinuomojau. Turim gruntą. Šiokį tokį, nupirkę kažkokį. Dažai valti, pilki, bandysim miksuoti. Žiūrėsim, kas gausis. Manau, šviesiai pilki. Šviesiai pilki, visai gal nieko atrodys garažiukė. Tai va, kipsim į darbus. Žiūrėsim, kaip čia kas bus. Tai ką, šokam į darbinius rūbus. Liuks, dabar galim viską įsišluoti. Matau, šluotyčių yra. Įsišluoti, susitvarkyti visas tas dulkes. Ir pradėti nuo rūsiaus. Pradėti nuo rūsio, kilti viršų. Ir galėsim pradėti gruntuoti, aš manau. Tai ką, kai imam į darbus, bandom pasidaryti. Mūsų šūdo. Tai reik, nežinau, gal palik taip pradžiai, o išsišluojam, susimetam. O čia nieko neverta kirpstyti, realiai. Realiai neverta, o vėliau ateityje žiūrėsim, kaip kas. Va, ta šluota tokia akmeninė. Sušilau, čia nereik šilumos. Blet, šilta. Tai ką, žinau, reikia čia prasigrėbti kažką, pasidaryti. O, geras lovas. Triukšt. Blemba, reikia duris pasidaryti, nes biškių pravėdinimui. Švaru gražu. Bliamba, sušilau, tai žiauriai. Žiauriai sušilau. Tai va, taip ir gyvensime. Bliamba, kaip šilta. Ką tas pokštas reikės nežinau. Svarbu nenuvaryti ją pačiu kartu su tą plokštę. Tai boha būtų.
Tai ką turim draugų, garaže ne vienet esam. Mano mėgstamų. Dabar pažiūrėkit. Atrodo gal nedidelis, bet eiktų nahui aš bijau. Blet, užpisa. Ateik, oriukai, ateik. Tai ką bandom montuoti, ne? Žiūrėsim, kas čia gausis. €5. 5 € šitas, tik 5 €. Ai, tu naši. Košmaras. Nu į ką, let's go. Ką aš žinau, normaliai. Vienas normaliai. Oi, seniau. Bandom. Tai nežinau, kas čia gausis per vlogas. Tai kažką tokio tipo pastojo čia bus. Kažką darysiu, kažką kaip reikia, pafilmuosiu. Pažiūrėsim. Nežinau pats, kaip čia gausis. Bet tikėkimės patiks, jebra. Aišku, čia neparodau labai daug ko. Kaip sakoma, nesamuška, bet kažką pažiūrėti. Galit. Vieną sieną kaip ir baigti. Liko šitą. Ir bus viskas. Įdomu, kažin kiek dažų sunaudosiu. Nes yra 10 litrų tokių baltų ir 10 litrų pilkų. Tai įdomiai, kas čia gausis. Šitą reikia dar prisilipinti. Su kažkuo. Tai va. Šitai pasibaigė. Gražu, mėlis visur išgruntuota. Gruntos naudojau. Kiek čia sunaudojau? Tai čia buvo, jeigu atsimenat, gal litras, pusantro gal litro. Ir
ir čia, o iš 10 litrų tiek liko. Nu, kažkur. Tai visai, sakyčiau, normaliai. Tai nežinau, reikės ką. Kepti dažymo darbus, ne? Reik dažyti. Ką, šokam į maišymą. Nu ką, dar biškai čia apėjau, kad po to neištėčiau laminau lūpų. Tai va, maišomas dažas. Ir žiūrim, kas čia gausis be spalvą. Aš tikiuosi, kad gausis labai graži spalva. Bandom. Ой, Серега, блядь! Сука! Jau pramiksuosiu. Kaip darbė, taip. Pavyko. O tamsumo spalva, chebra. Nežinau, reikia įsti apačią. Pasiimt. Pabūt mano mikseris. Geram mikseriukas. Va, tokia spalvelė. Blemba tamsi. Virė guošia, vaikai atsiluošia. Tam darė, tau nebeliko. Kur čia pyliam čia. Gal nebus kokios reakcijos tarpanų? Kažkokios, nemanau, jaučiu, kad neturėtų. Tikėkimės. Bandom maišyti. Aišku, taškos belė kaip, bet normaliai. Gan sakyčiau normaliai. Dar biški šonuose likęs gruntas, nes su to pačiu valiuku varau. Bet realiai, principe, Pusė velnio, sakyčiau. Tai ką žinau, chebra, kimam į darbus. Bus tamsu čia, manau, oi, ta spalvelė tokia biškį tamsesnė. Manau, bus tamsu. Bet ką, chebra, nieko nepadarysi jau. Jau yra kaip yra. Mano biškinas. Ir kimam į darbus. Tararam. Čia nesimatys viršui faktas. Čia tik tai galima juda Lietuva. Šiaip galiu pasakyti, chujovai be muzikos, nes
Blemba, bet negaliu leist muzikos, nes bus copyright. Copyright. Nu, bet ar nepasiilguosi dėl jūsų kabra? Nu, blėt. Blemba, kaip reikia. Tai dėl jūsų. Turi dirbti tyloj. Nu, čia žiūrėjau jau. Normaliai yra. Nu, tai ką, hebrytė? Viena siena nupaišyta. Blemba gražiai atrodo. Žiauriai gerai spalva gaunas, dar aišku biškai, dar turiu padžiūt. Čia apačias pataisiau, viršų, dar šlapia, bet kaip gražiai atrodo, žiauriai. Čia buvo kažkokia demikė, bet Ana visiškai šitą vietą nedžiūnu. Tai neįsivaizduoju, kas čia. Bet taip paliksim, gal išdžiūs kažkada. Nu ką, beliko tos dvi sienos. Blemba, prasiknesuo tikrai virš geros valandos, gal net ilgiau, bet gražiai atrodo, tikrai. Tikrai gražiai atrodo. Tai ką, kipsim kitas sienas daryti. Iki sekančios sienos. Nu tai ką, kaip ir į pabaigą. Va, sienikės išdažytos, gražiai, ledas. Ir sugalvojau, tiksliau, čia Indrė mane pričešino, bandyti šitą sieną, gal su baltais dažais tai paimti, pataškit, kad gražiai atrodo, šiaip žadėjom juostas, bet juostas, mlema, daug reikalų perdažyti vėl per naują baltai sieną. Tai bandyti pataškit su dažais, su deptuku. Nu ką, žiūrėkit, kas čia gausis. Svarbu neprisižaisti. Labai daug. Tikos nereiks perdažyti. Bet ar reiks pataškyti, nors neseniai nėra skysti. Dabar, bet kaip pisi dešlo tokia. Nu gerai, tai karčiau. Pažiūrėkime, kas čia gausis. Blemba, aš kaip nenoriu, nes aš... Blemba, labai daug dešlo. Gerai bus. Gerai bus? Reiktų, kitos sienos. Nebesvai. Gal iš per daug? Ką? Kur dar trūksta? Čia. Visur trūksta. Gal iš per daug, girdėjau? Man dabar kaip tik murzina, reikia daugiau. Čia. Atsargiai kitas, neptaškau. Blemba, reiks perdažyti, aš lalau. Jau jaučiu. Nes ne kaip atrodo. Kažkaip keistai. Na, gal taip geriau, daug mažai. Išliek nervus. Hop. Tai va, pasiekmes. Kaip visai nieko, visai gražiai gavosi, bet va pasiekmes reik šitas perdažinėti sienas. Nu va. Prisidirbom, prisigalvojom, nesąmonių čia. Eina. Ką padarysi? It is what it is, kaip sakoma. It is what it is. Tai va, būsiu ir pabaigęs. Tai nežinau, reikės kažką surinkim, galvom uždažyti baltai, bet nemo čia mašina važiuos dar kažkas, tai nevargia.
Tai arba su kažkokiais kitokiais dažais reikia dažyti, arba nedažyti. Bet aš galvoju gal įsišluoti ir tada gruntų išvaryti visą grindis. Ir išvaręs gruntų nebus tiek dulkių daug. Ir viso, bus pabaigta. Galės darytis kažkokias lentynas, kažkokį stalą. Čia galvoju pasidaryti stalą kambe. Arba lentynikę, raktams susidėti, vis tiek tų raktų ten tiek yra, tai po kol kas, aišku, su laiku viskas. Bet jo, bus ir pabaigta. Buveinė. Sugalvojau tais pačiais dažais paimti ir nudažyti tos vamzdžius. Vis tiek gražiau jis nebuvo surubėję. Tai vis tiek gražiau ir dar šitai. Viršų pasidažiau tą. Čia kadangi peilio neturiu blemba, būčiau nuvaręs, žinai, ir nudažęs, bet tiek to, čia dėl tiek, tai dzin. Tai ką dabar reikia apsitvarkyti šiukšlės, apsitvarkom šiukšlės ir bandyti gruntuoti grindis. Įsigruntuotas grindis, kad surištas dulkes ir palikti ir nieko nebedarysiu. Po to tai gal kažką, vis tiek, žinai, mažiau dulkių. Tai va, kimam į darbus. Čia užsisidėjau tam garažą gan ilgai iš tikrųjų, bet tiek to, garažas reikalavo aukų. Pažiūrėkit, kiemalai mane, kaip aš atrodau. Su švariais rūbais atvažiavau. Oi, tu savo. Nu va, biškį švariau, mažiau dulkių. Aišku, biškį čia gavos. Gal nuo teptuko, žinai, kur buvo likę pilka. Bet gerai, ledas, eiktų. Na tai ką, tai čia ir baigsim. Šiandienos darbai baigti. Sienos gražiai nudažytos. Grindis išgruntuotos. Blemba, biški čia, gal matos toksai. Čia kadangi bišk pataisinėjau, šitą sieną ten iššakės, kai skėdžiau, tai galbūt šitą šviesesnė. Bet gavas biški, bet gerai bus. Ką mes čia pergyvensim dėl šito. Tai ką, viskas kaip yra. Čia ir atsveikinam. Iki sekančių kartų. Dėkui jums, kad žiūrėjot. Paspauskit laiką, subscribe. Ačiū jums. Viso gero.